Sveiki. Dirbantiems su užsienio rinkomis arba turintiems užsienio klientų, pristatome galimybę sąskaitas ir produktų pavadinimus mato vienetus versti ne tik tai į anglų ar latvių kalbas, bet ir į didesnį kalbų pasirinkimą. Tai ką reikėtų daryti ir kaip reikėtų aktyvuoti tas papildomas kalbas, norint išversti sąskaitas. Tai paprasčiausias būdas išskleidus sąskaitą pasirinkti kalbą iš sąrašo, į kurią norėsite versti visą tekstą. Atkreipiu dėmesį, kad pavadinimų ir mato vienetams reikalingi ir atskiri vertimai sistemose. Tokiu atveju, jeigu reikalinga išversti mato vienetus ir produkto pavadinimą, keliaujame į nustatymus, į kalbų skiltį ir pasirenkame, kokiamis papildomomis kalbomis mes atliekame pardavimus ir kokios kalbos mūsų klientai yra reikalingi. Pasirenkame norimas kalbas papildomas ir aktyvuojame įrašų vertimus. Išsaugome. Toliau keliaujame į mato vienetų skiltį ir čia vėlgi ties mato vienetų, kuris bus naudojamas konkrečiai šaliai arba keliom šalim, galima pasirinkti ir pridėti vertimą. Aktyvuojame tas kelias šalis ir jų kalbas, uždedame varnelę ir ties kiekviena kalba įsirašome pagrindinį pavadinimą ir pasirenkame tos kalbos vertimus. Išsaugome nustatymus ir toliau kuriant produktą, vėlgi tas pats procesas. Dabar jau esu sukūrusi produktą su vertimais, bet principe per 3 taškiukus aktyvuojame tam produktui, kokie bus vertimai ir atitinkamai pagal vėliavėlės įvedame pavadinimą. Mato vienetas bus parenkamas automatiškai, įsivedame kainą. Jeigu reikalingas yra aprašymo vertimas, tai lygiai tokius pačius žingsnius atliekate ir su aprašymu. Toliau pasirenkame norimos vėliavėlės ikoną ir prisidedame vertimą būtent to produkto pavadinimui. Mato vienetas paimamas automatiškai jau iš nustatymų ir vokiečių kalbai lygiai tas pats. Išsaugome ir kuriant sąskaitą labai svarbus akcentas prie pirkėjo pasirinkti būtent tam pirkėjui taikomą kalbą. Nes jeigu parinkta vokiečių kalba, įrems tiek produkto, tiek mato vienetą būtent vokiečių kalba, kai jau norėsite siūsti klientui sąskaitą. Toliau pasirenkame produktą, kurį mes buvom išsivertę. Skliausteliuose matysite produkto lietuvišką pavadinimą, tai kalbos pagal nutylėjimą pavadinimą. Mato vienetai, kaip matote, iš karto parenkami pagal kalbą. Ir belieka mums išsaugoti ir taip sukurti sąskaitą. Sukūrus sąskaitą klientui jau pagal nutylėjimą uždedama vokiečių kalba ir patį PDF-ą jūs matysite taip pat vokiečių kalba. Tai visą galite tą tekstą matyti ir visa informacija atitinkamai yra išversta į vokiečių kalbą. Tai tikimės, kad funkcionalumas bus naudingas ir galėsite plačiau bendradarbiauti su užsienio klientais.